2 metus mes davėm privalom nurodymą išvežti. Nieko nesakė, čia buvo pakelt, nu va, žiūrėkit, tikrai 2 metai suvers stojo tą mašiną. Tai nevažiuojant yra. Nu tai kam, nu. Nu kaip nevažiuojant, tai neturėjau galimybių, kainų nebuvo ir neišvežiu. Tai norit pasakyti, su tą mašiną vežat? Ar tą mašiną važiuojant? Su tą mašiną vežat? Šitos? Ne, tai nevežiu, dabar technikinė pasibaigs. Tik kaip sudėjau, dėl tą paprašiau traktoristą, kad sudėt, kad ant žemės negulėtų. Nu. Ir kas toliau? Ir nieko toliau. Kur reikia išvežti? Tai galimybių nebuvo. Motinos valdas ponas Arvydas pavertė ne tik automobilių laužynų, bet ir kaip netrukus paaiškės šiurpą keliančių gyvūnų kalėjimu. Viename iš apardytų automobilių išgirstame gailų inkštimą. Neįtikėtina, bet akivaizdu. Vienatūris paverstas aklina šuns būda. Kas kankinas, kas kankinas? Šunys. Eikit jau. Vaizdas šokiruoja. 2 gyvūnai įkalinti be vandens, be ėdalo, be menkiausios galimybės ištrūkti į lauką. Galima tik įsivaizduoti, kaip įkaista automobilio vidus pašvietus saulei. Ateikit pats, pasižiūrėkit. Baikit tos bairės. Ar jums atrodo normalios sąlygos automobilį Gerai, laikyti? pirkininkai, baikit, nebenervuokit. Tai jūs nesinervuokit. Tai laikinai aš juos laikau, išėrėsiu juos. O kaip laikinai? Todėl, kad aš jų negaliu pririšti. Kaip tai negalit pririšti? Jie išsikinka, nu. Nu, bet sutikit, tokiom sąlygom šunim laikyti gyventojai yra Kaip? kraupu. Ką čia daro dabar? Su to vaikšto čia nesąmonės. Nesikeikit. Mes, Irgi nesikei, kas leido čia? mes fiksuojam pareigūnų darbą ir matom pažeidimus pas jūs. Šiame vienkiemyje vyras negyvena, tad akivaizdu, kad šunys automobilyje praleidžia visą laiką. Sako, laikinai aš jų negaliu pririšti. Ar matos, kad jie laikinai? Tai pažiūrėkit, net išgraužia jau, panėra išgraužia. Čia ne jie išgriaužė, triušiai išgriaužė. Triušiai. Nu, Pareigūnai turi vis daugiau klausimų, tačiau vyras ima karščiuotis. Bet jūs turbūt žinot, kad negalima šitaip šunų laikyti. eik, nenervavai. Kiek laiko jau tie šunys uždaryti pas jūs? Savaitę jau. Ir kaip jūs juos prižiūrit, šeriat? Atstok, dėto man ašvą gal.